Nelemta auksinių šaukštų istorija, kurią, tarp kitko, labai Kremlius surotuoja ir nuolat apie ją skleidžia dezinformaciją. Mes turim čia parlamente žmonių, kurie gal nelabai iki galo suvokia, kaip veikia Europos parlamentas, arba suvokia, bet tyčia klaidina visuomenę. Rusijos dezinformacijos toks bruožas yra, kad jie pasiima krislą tiesos. Kaip Rusijos dezinformacija išsuka tai? Tai jeigu yra objektyvus faktas, ir aš labai pritariu The Economist minčiai, kad taip, tai yra problema Ukrainoje, tačiau jie įspręs po karo, dabar svarbiausia yra laimėti karą. Bet jie išsuka taip, kad lyg Zelenskis yra prisipirkęs jachtų, Olena Zelenska vaikšto po parduotuvės prabangiausiose Paryžiaus rajonuose. Čia irgi dažnai politikai Lietuvoje peržaidžia tą kortą, sakydami, mėgdami užklijuoti tas etiketės, kad čia visi vatnikai. Kas trečias respondentas tiki, kad Rusija pradėjo karą Ukrainoje dėl NATO plėtros. Ir tu, pavyzdžiui, skaitai Kristiną Sabaliauskaitę ir kai jinai Petro imperatoriuje aprašo tas visas linksmybės, tokias keistas, daug alkoholio, ten tampimai už barzdų ir visa kita. Ir tada skaitai Levą Tolstojų, Aną Kareniną, kur ten Rusijos elitas aprašytas taip, lyg tiesą sakant, netgi žingsnių toliau nei vakarų, kalbantis prancūziškai, su labai ten tokiom giliom tradicijom. Socialiniuose tinkluose mes turime Lietuvoje virš 500 000 botų. Ar tai padaro tave prorusišku? Sveiki visi, džiugu sveikinti su jumis Kas iš to epizode, ir šį kartą aš esu ne Vilniuje, o esu Briuselyje, kur susitinkam su Vytautu Matulevičiumi, kuris yra Bossa Nova agentūros vadovas, įkūrėjas, bet mūsų Vytautų sieja dar vienas dalykas, nebuvom mes klasiokai, bet baigėme tą pačią mokyklą. Ir šiandien mes diskutuosime apie Vytauto asmeninę iniciatyvą, atliktą tyrimą apie analizuojant Rusijos skleidžiamą propagandą, naratyvus, dezinformaciją Lietuvoje. Ir iškart aš noriu pradėti nuo tokio lengvesnio. Mes tavim nebuvom pažįstami mokykloje, bet baigėm tą pačią mokyklą, tai yra Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija, kur irgi yra ten daug tų dezinformacijos naratyvų suformuota apie mokyklą. Ar bandėjai daryti tyrimą, iš kur tie naratyvai apie mūsų mokyklą sklinda? Aš, kadangi mūsų Salomėjos Nėries gimnazija, arba dabar, kaip žinoma, Vilniaus Vyčio gimnazija, buvo okupacijos metais mokykla, kurioje anglų kalba buvo pati stipriausia. Ir natūraliai tenai norėjo labai daug elito atstovų patekti. Ir tas ir išliko. Na ir visur, kur elitas yra pinigai, yra turtingi žmonės, turtingi vaikai, įvairios įdomios pramogos, ir dėl to mūsų mokykla turėjo blogą reputaciją kaip arogantiškų ir galbūt tam tikras substancijas vartojančių žmonių gimnazija. Aš tai netlikau tokio didelio tyrimo, bet aš tau galiu pasakyti, nes tą mokyklą baigė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir dar daug labai šviesių žmonių Lietuvoje. Taip, ir dar daug kitų šviesių žmonių, bet aš tai galiu pasakyti, kad ta mokykla susidūrė su tokia didelė dezinformacinė ataka, kai išmetė vieno labai gerbiamo redaktoriaus, tuo metu pagrindinio šalies laikraščio sūnų. Šiaip buvo labai sunku būti išmestam iš tos mokyklos, bet jis tą sugebėjo pasiekti ir, man atrodo, nuo to prasidėjo. Tikrai taip. Ir aš dar norėčiau pridėti, kadangi mokykla visgi turi savo alumnius ir mes dalyvaujame krepšinio turnyre kiekvienais metais, ir tai aš galiu pasakyti, kad nuo Rusijos dezinformacijos yra lengviau apsiginti negu nuo Virginijos tritaškių. Tai. Gerai, tu pradedi čia labai didelių komplimentų. Einam į tą tyrimą, kurį tu atlikai. Mūsų agentūra atliko Kremliaus naratyvų paplitimo tyrimą Lietuvoje. Kitaip tariant, mes siekiame ištirti, kiek Kremliaus melai ir jo dezinformacija pasiekia mūsų galvas ir įsitvirtina juose. Ir kaip turbūt teisingai pasakyta, kuo tai susijęs su mūsų pelnu, su mūsų agentūra, su mūsų veikla, sąnaudos čia turbūt yra, čia ne pelnas, ar ne? Aš buvau iniciatyvos 4 procentai gynybai vadovas, kuomet mes kartu su Lietuvos verslu, pagrindės startuoliais, tačiau visas verslas prisijungė, daugybė organizacijų.
darėme kampaniją, kurios tikslas buvo paskatinti Lietuvos politikus, didinti sparčiai investicijas į gynybą. Prieš tai, kai tai padarė Donaldas Trumpas ir pasikeitusi dramatiškai geopolitinė situacija. Mes norėjome suteikti mūsų politikams, mūsų praėjusiam Seimui mandatą, priimti ryžtingus sprendimus ir parodyti, kad visuomenė, verslas juos palaikys. Tai mes labai džiaugiamės, kad galų gale tai įvyko, be abejo, vėlgi tai sąlygojo geopolitika ir Donaldas Trumpas, bet mandatą mes davėme. Ir šita tema dezinformacijos ir apskritai nacionalinio saugumo man ir yra įdomi. Dėl to dariau 4%. Karo plataus masto invazijos pradžioje irgi tyrinėjau, kaip Rusija naudoja savo melo mašiną, nuodydama tiek Ukrainos, tiek mūsų vakariečių visuomenės. Ir kai darėm 4%, mes klausėme labai daug klausimų visos Lietuvos visuomenės. Mes klausėme pirmiausia, ar jie palaiko 4% gynybai. Ir kartu mes vieną sykį paklausėme, ar jūs tikite, kad tie pinigai, kurie bus papildomai skirti gynybai, bus panaudoti skaidriai. Ir nors ir Lietuvos visuomenės daugiau nei pusė, 57% sakė, kad jie sutinka, kad keltume drastiškai investicijas į gynybą, tačiau paklausti, ar tos lėšos bus panaudotos skaidriai, tik 23% atsakė, kad taip. Ir šitoje vietoje išsidegė raudona lemputė. Mano ir mano kolegų galvose. Kodėl? Daug priežasčių. Pasitikėjimas institucijomis, konkrečiai krašto apsauga, ta nelemta auksinių šaukštų istorija, kurią, tarp kitko, labai Kremlius surotuoja ir nuolat apie ją skleidžia dezinformaciją. Ir bendras pasitikėjimas politikais turbūt sąlygoja visą tai, tačiau tai buvo signalas. Ir mes norėjome pažiūrėti toliau. Tai gerai, labai daug kalbama yra apie Kremliaus dezinformaciją, kaip yra paplitę patys populiariausi naratyvai. Ir šioje vietoje mes paėmėme ir susirinkome 27 populiariausius naratyvus ir savo iniciatyvą, be jokių nei klientų, nei valstybės institucijų užsakymų, įsityrėme, koks jų yra paplitimas Lietuvoje ir turime pakankamai aiškų vaizdą. O pagal ką jūs išrinkot tuos 27 naratyvus? Nes pirmiausia, tai aišku, 27 yra labai daug ir aš kai aš aišku dabar esu jau susipažinęs su tyrimu ir panašiai, bet tai aš pirmą kartą apie jį girdėjau, berods tu kalbėjai LRT laidoje. Aš iškart pagalvojau, kad 27 naratyvai yra pakankamai daug, kur turbūt kiekvienas vienu ar kitu galim naratyvų tikėti, nes jie nėra tokie jau ryškus. Rusijos propaganda irgi, jinai keičiasi, jinai tobulėja, labai gerai maskuoja, stiprina netgi galbūt kai kuriuos dalykus, matydama įvykius ir panašiai. Tai 27, tarp tų 27 turbūt kiekvienas mūsų gali surasti šiek tiek daugiau savęs, nei jeigu tai būtų 3 ar 5. Kodėl 27 ir pagal ką jūs juos atrinkot? Tai pirmiausia, aš pasakysiu tikrai taip. Aš 2 iš 27 pritarčiau naratyvų, bet mes ėmėme pačius populiariausius naratyvus, kurie yra akademinėje literatūroje, kurie yra žiniasklaidoje aptariami ir juos galima taip suskirstyti į tokias, sakykime, esminės 3 grupės. Ir čia aš pacituosiu didelį Lietuvos draugą, buvusi The Economist vyresnįjį redaktorių Edvardą Lukasą, bei kitus dezinformacijos specialistus, kurie sako, kad yra 3 pagrindinės kryptis. Tai yra, kad Lietuva yra fašistinė, tai reiškia, kad mes esame rusofobai, kad mes esame naciai, kad mes esame nusiteikę etninių rusų atžvilgių ir apskritai neverti būti lygiaverčiai su kitais, su civilizuotomis visuomenės. Antroji, kad mes esame žlunganti valstybė, tai yra failed state. Tai, kad mūsų ekonomika garma žemyn, kad žmonės neturi ko valgyti, iš šitos šalies išvažiuoja gyventojai, kad mes esame palaikomi tik tai ES pinigų. Ir tai yra kalbama tiek auditorijoms Rusijoje, tiek Lietuvoje, tiek vakaruose. Ir trečioji dalis tai yra tai, kad mes neturime draugų. Tai reiškia, kad niekas mūsų negins karinės invazijos atveju, todėl būkite ramesni, kad NATO nesuveiks, kad ES jūs niekas nerūpite ir taip toliau ir panašiai. Tai yra pagrindiniai tie 27 naratyvai, suskirstyti į tokias 3 grupės.
Tai yra naratyvai apie NATO, naratyvai apie Lietuvą. Na ir trečias dar skirsnis šitų naratyvų mūsų tyrime yra naratyvai apie karą Ukrainoje, nes tai yra be galo svarbu ir be galo aktualu. Tai mes pasiėmėme tokius naratyvus, kurie yra dokumentuoti akademiniuose tyrimuose, žiniasklaidoje ir taip juos įskiriam. Ir taip, 27 yra daug, tačiau kiekvieną dieną Rusijos dezinformacijos mašina, melo armija paleidžia šimtus naratyvų ir jie gali būti labai susijęs su specifiniu kontekstu aktualus tik tai savaitę ir jie gali būti didieji, kaip aš kuriuos ką tik įvardinau. Tai viskas priklauso, aišku, tas didelis ar mažas nuo įsitraukimo žmonių. Taip. Kaip aktyviai žmonės įsitraukia, dalinasi jais. Mes turime, aišku, įvairių kanalų, kurie tuos naratyvus irgi sėkmingai purena, kartais gal net iki galo nesuprasdami. Taip. Tvarkoj, tai 27, 3 pagrindinės grupės, tu pasakėjai, kad 2 pats pritari iš 27, tai kurie tie 2 yra? Aš pritarčiau, kad Lietuva yra priklausoma nuo vakarų. Ten labai daug tokie, 67%. 67%, taip. Ir reikėtų... Kaip tą priklausomybę tu apibrėžtum tuomet? Nes man įdomu irgi tie žmonės, kurie atsakė, kaip jie tą priklausomybę apibrėžtų, nes čia toks... Aš tai tikrai jaučiu tą tokį rusišką kvapelį čia, nes tą priklausomybę, žinai, jie bando dažnai nupaišyti, kaip priklausomybę nuo Maskvos. Ir čia dabar irgi mes turim čia parlamente žmonių, kurie gal nelabai iki galo suvokia, kaip veikia Europos parlamentas, arba suvokia, bet tyčia klaidina visuomenę, kalbėdami, kad būk tai štai pavyzdys LRT klausimo aptarimas parlamente, tai čia yra lygiai tas pats, kas anksčiau būdavo ten, žinai, nuvažiuoti į Maskvą ir gauti 5-mečio planą. Kas yra absoliučiai rusiška propaganda, bet kai kurie politikai labai sėkmingai į tą įmina ir keliauja. Tai kaip tu apibrėžtum tą priklausomybę nuo vakarų? NATO 5 straipsnis? Aš nubrėžčiau tai, kad mes savanoriškai esame atidavę dalį suvereniteto ES kaip ir Vokietija, kaip ir Prancūzija, kaip ir Ispanija, kaip ir daugelis kitų šalių. Mes turime vienodą muitų politiką, pinigų politiką, daugelį kitų politikų. Savanoriškai yra esminis dėmuo čia ir mes žinome, kad atidavę tai bendrai ES kompetencijai, mes tampame nuo to turtingesni ir saugesni. Tai taip, mes esame priklausomi nuo vakarų. Taipogi dėl saugumo vienareikšmiškai. 5 straipsnis, kiekviena NATO valstybė, kad ir ką dabartinė JAF administracija sakytų, JAF yra priklausoma nuo NATO dėl savo saugumo ir tai yra tas vadinamasis jų force multiplier. Tai yra jiems be galo naudinga turėti NATO ir tai yra jų strateginis interesas. Lietuva, mažos šalis, pafrontės valstybės, tai yra mūsų nacionalinio saugumo klausimas. Kolektyvinė gynyba Suomijai, Lenkijai, Rumunijai, Lietuvai, Latvijai, Estijai, Švedijai, tai pačiai Vokietijai yra gyvybiškai svarbus klausimas. Tai žinoma, kad mes esame priklausomi nuo vakarų, tai aš sutikčiau. Bet Rusijos dezinformacijos toks bruožas yra, kad jie pasiima krislą tiesos turinti. Visa dezinformacija taip veikia, absoliučiai. Būtent. Taip. Ir jie, nes, kaip ir aš minėjau, mes esame priklausomi nuo vakarų, tačiau jie pasiima faktą ir apverčia pačiais nedoriausiais būdais ir sako, kad mes esame, lyg tai yra feodalo ir vasalo santykis. Ir kad mes, kaip ir labai teisingai pasakyta, kad kaip Maskvoj, kaip iš Maskvos ateidavo viskas. O mesgi juk puikiai žinome, kad ne Briuselis mums diktuoja. Mes diktuojame Briuselį, nes suverenitetas priklauso valstybėms narėms. Ir kaip nori valstybės narės, taip Briuselyje ar bus. Būtent, mes dažnai pamirštam, kad aišku reikia susitarti tarp 27, bet būtent tuomet jau ir įvyksta veiksmas Briuselyje, kai 27 šalis susitarė. Ir aš visuomet sakiau, kad komisijos jėga, pačios Europos komisijos, aišku, jinai ateina iš sutarčių, bet realiai jinai ateina iš to, kiek šalis narės tam vienam ar kitam žingsniui pritarė ir joks žingsnis, ar ten būtų RRF investicijos, ar galų gale dabar mes diskutuojam daug apie biudžetą, ar kiti teisės aktai, jų nebūtų atsiradę niekuomet, jeigu
tam nebūtų pritarimo šalise narėse. Nu gerai, ir koks antras tada, kuriam tu pritari pats? Kad Ukrainoje yra paplitusi korupcija. Tai yra objektyvus faktas, jisai nėra Mane toks... nustebino, aš trumpai nutrauksiu, nes tyrime tik 57% pritarė. Tai mane nustebino, kad toks mažas procentas, tiesą sakant. Objektyviai tai yra bėda, kaip tai buvo bėda ir Lietuvoje, be abejo, netokio masto kaip Ukrainoje dėl mūsų šalies dydžio. Visuomet kalbantis su ukrainiečiais verta pasakyti tai, kad pas jūs yra didesnė korupcija vien dėl šalies dydžio, ar ne? Tai mes turėjome tas pačias bėdas, kai mes atgavome nepriklausomybę ir statėme savo valstybę iš naujo po okupacijos, ką ir daro ukrainiečiai iki šiol. Ir kariauja šiuo metu su tais pačiais okupantais. Tai aš pritarčiau tam, bet vėlgi, kaip Rusijos dezinformacija išsuka tai. Tai jeigu yra objektyvus faktas, ir aš labai pritariu The Economist minčiai, kad taip, tai yra problema Ukrainoje, tačiau jie įspręs po karo, dabar svarbiausia yra laimėti karą. Bet jie išsuka taip, kad lyg Zelenskis yra prisipirkęs jachtų, Olena Zelenska vaikšto po parduotuvės prabangiausiose Paryžiaus rajonuose, tuos pinigus visi slepia ir taip toliau ir panašiai. Tai taip, jie išsuka, nors problema yra žinoma ir šitaip, tai aš pritarčiau tokiems dalykams. Dabar, ar tai padaro tave prorusišku? Ne. Ir tikėjimas Kremliaus naratyvais nepadaro žmogaus prorusiško. Vėlgi, ką mūsų tyrimas parodė, kad nors kiekvienas iš mūsų mes tikime bent vienu Kremliaus naratyvu, arba sutinkame, arba tai yra tokia pozicija, sutinkame, kad tai yra pozicija, kuri gali būti politinė pozicija. Mes taip pat tyrėme, pavyzdžiui, ar jūs sutinkate, kad vakaruose ir Lietuvoje vyksta tradicinių vertybių nuopolis ir maždaug pusė mūsų... Ten labai daug, ten 60 gal 7, aš irgi atsimenu toks, ten vienas iš tokių, kuris mane tiesą sakant nustebino, tiesą sakant, ten buvo labai didelis, gal 47. Gal 47%. Ir tai yra senas labai Rusijos naratyvas apie tai, kad morališkai puolusius vakarus, o ta tikroji, reiškia, vertybiškai tyra yra Rusija, ir tai yra Ivano III laikų, vadinamoji trečioji Roma, kai krito Konstantinopolis, tai Maskva prisijėmė šią karūną trečiosios Romos ir iki šiol jie nešioja, teikdama, kad čia yra vertybių gynėjai. Tai yra kartu politinė pozicija, nes žmogus gali būti absoliučiai sveiko požiūrio karo Ukrainoje klausimais ir suvokti, kas yra agresorius ir kas yra auka, tačiau manyti, kad galbūt visgi tradicinės vertybės krenta vakaruose. Bet vėlgi, tai Kremlius savo dezinformacijoje bando pilstyti kaip žibalo į ugnį ir bandyti mums įteikti, kad žiūrėkit vakaruose. Ir ypač tai dažniausiai yra susijama su tradicinių vertybių, šeimos, seksualinio apsisprendimo laisvės klausimais, tie dalykai, kurie labiausiai polarizuoja, žmogaus teisių. Taipogi, tai yra vienas iš tokių pagrindinių naratyvų, kur yra nuteikiama prieš, ir tai yra susijama kartu su europinėmis institucijomis, pavyzdžiui. Neva tai Europos parlamentas liepia čia visiems dabar kažką tai daryti. Lytį pasirinkti. Kaip Petras Gražulis, jis pastoviai mėgsta šitą pakartoti, kad jis geriau rinktųsi. Bet mes žinome, kad tai yra melas. Kito, būtent, bet kai kuriem tą yra patogu kartoti. Bet ne, aš manau, žinai, idėja čia, aišku, yra pirmą tai parodyti degradaciją. Parodyti degradaciją ir kad štai jūs pasirinkote pusę, kuri degraduoja. Ir gal dabar dar čia viskas yra gerai, nes ant tokio seno įdirbio važiuojat, bet realiai yra degradacija. Ir čia truputį yra Europos problema, aš labai dažnai tą pamatau, kad mes nesugebam net tų rankų iškelti vieningai. Nes 27 šalis narės, skirtingas požiūris, skirtingos politinės daugumos ir taip toliau. Ir tai yra Europos unikalumas. Istoriškai tu visuomet matai, kad Europa balansavo tarp to unikalumo ir vienybės klausimo. Ir šiuo atveju mums dėl to, aš manau, dažnai nesiseka apsiginti nuo tų naratyvų kaip vieningai Europoje, nes mes per daug skirtingi ir ten yra absoliučiai skirtingi požiūriai ir jie gali skirtis netgi nuo vienų metų į kitus, nes atėjo tiesiog kita dauguma ir jinai mato tą problemą visai kitaip arba galbūt išnaudojo tą problemą savo politiniams dividendams nusiskinti. Tai čia yra toksai iššūkis, bet labai svarbi yra ta pradžia, ką tu pasakei. Ir aš manau, kad čia irgi dažnai politikai Lietuvoje peržaidžia tą kortą, sakydami,
mėgdami užklijuoti tas etiketės, kad čia visi vatnikai arba prorusiški, jeigu neduok dievė, nesutinka su tavim ar su tavo pozicija ir kalba plačiau, nes, pavyzdžiui, pas jūs irgi yra klausimų apie Rusijos įtakos sferą. Aišku, gal šiek tiek mane šokiravo tas atsakymas, kad kas trečias respondentas tiki, kad Rusija pradėjo karą Ukrainoje dėl NATO plėtros, kas yra absoliučiai Kremliaus paskleistas naratyvas, nes, aišku, ta istorijos pamoka, kurią Putinas išdėstė, parodė, kad visai kiti ten yra motyvai, bet po to tas keitėsi ir jie būtent labai sėkmingai tą transliavo, bet baisiausia, kai tu tuos girdi naratyvus Vašingtone atkartojamus. Bet tai vis tiek nepadaro žmonių prorusiškais. Mes su tuo sutinkam ir tos etiketės klišės klijuojamos, aš manau, kad yra dažnai klaida, nes žmogus tada jaučiasi įžeistas ir tu dar labiau stumiji, tiesą sakant, į tą kitą pusę. Ir mes žinom, kaip veikia algoritmai. Ir apie juos aš norėčiau šiek tiek pakalbėti. Per kur plinta labiausiai tą propagandą, va, tie 27 naratyvai, kokie yra pagrindiniai šaltiniai, iš kur žmonės daugiausiai, kur yra tas šulinys, kur daugiausiai prisiurbė tos vadinamosios propagandos, ar tai yra socialiniai tinklai, ar tai yra televizija, YouTube'as? Aš sakyčiau, kad bendrai Rusijos kuriamas baimės ir chaoso frontas mus pasiekia per absoliučiai visur. Ir ką aš turiu omenyje? Mums nereikia žiūrėti į atskirus kanalus, nors kai kuriuose iš jų yra daug stipriau išreiškiami dezinformacijos naratyvai negu kitose. Pirmiausia, tai yra socialiniai tinklai ir YouTube, nes ten yra mažiausiai reguliavimo ir daugiausiai galimybių reikštis. Tačiau mes turime suprasti, kad kol mes kalbame apie informacinį karą, Rusija kalba apie karą su vakarais ir konfrontaciją. Todėl Rusijos karinėje ir apskritai konfrontavimo doktrinoje yra viskas susiję. Karinis konfliktas yra netgi ne paskutinis laiptelis. Paskutinis laiptelis yra branduolinė eskalacija. Bet vadinamosios hibridinės atakos, arba vadinkime tai daiktus tikrais vardais, sabotažo aktai, kaip Lietuvoje prekybos centruose ar siuntų bendrovių lėktuvuose, sprogmenys ant bėgių Lenkijoje. Tada yra Rusijos politikų pasisakymai, tada Rusijos pseudo žiniasklaidos propagandinės išsukamos baimės naratyvai apie tai, kad štai jie Orešniką paleis, Orešnikas tai yra rusų raketa, kurie jie labai geriasi, paleis į Rygą, ar į Taliną, ar į Vilnių, ar į Berlyną, ar į Vašingtoną. Tada botai socialiniuose tinkluose troliai sako, kad žiūrėkit, kaip pasakė Rusijos vienas iš pareigūnų, mums reikia truputį tyliau ir ramiau daryti. Visa tai yra daroma tam, kad mes bijotume. Ir tai yra viso bendro komplekto dalis. Todėl, žinoma, daugiausiai socialiniuose, tai yra lengviausia pastebėti. Tačiau manau, kad pavojingiausia, ką Rusija daro, tai yra tai, kas vyksta už uždarų durų. Susitikimai su... Lietuvoje sunku galvoti, kad štai Seimo narys susitiktų su Rusijos ambasados atstovu, kuris išdėstytų savo poziciją tam tikrais klausimais. Tačiau žinome, kad, sakykime, į vakarus nuo Berlyno vis dar vyksta tokie susitikimai. Rusų verslininkai, oligarchai savo partneriams vakaruose irgi pasakoja tam tikrus dalykus apie tai, kokia Rusija yra nenugalima, kaip čia bus branduolinis karas, jeigu mes tik tai čia konfrontuosime su Rusija, ir tada tie patys verslininkai tai atkartoja vakarų politikams, kurie tai patiki, ar ne? Ir tai yra tas pavojingiausias frontas, mano galva, pats matomiausias, tai yra socialiniuose tinkluose. Mes turime Lietuvoje virš 500 000 botų, ir tai yra Lietuvos policijos generalinio komisaro pasakyta mintis. Palyginimui, tikrų anketų Lietuvoje, kurie per pastarąsias 7 dienas prisijungė prie Facebooko, yra apie 1,8 milijono. Tai 1,8 milijono ir 500 000 botų. Tai yra milžiniškas kiekis. Ir mes juos matome visur, kur yra klausimai, kurie polarizuoja. Ir dar svarbus momentas. Rusijos tikslas yra ne tai, kad mes ją mylėtume. Ne, jie žino, kad to nepasieks Lietuvoje. Lietuvoje Putiną teigiamai vertina vos 4%. 9 iš 10 vertina neigiamai. Mes niekada nemylėsim Rusijos, mes turim gyvą atmintį. Tačiau jie norėtų, kad mes susiskaldytume. Ir tai, ką jūs kalbėjote apie klijavimą etikečių, vatnikas, prorusiškas,
ar koks nors kitoks yra be galo žalinga. Taip mes nustumime žmonės į užribį, o Mažvydas Jastramskis neseniai savo Substack'e labai gerai aprašė, kaip Rusija šitos kultūrinių karų klausimus, sakykime, paimkime Lietuvoje vykusią diskusiją dėl partnerystės, kur neva jeigu tu nepritari partnerystės įteisinimui, tu esi antivakarietiškas. Aš pats asmeniškai pritariu ir aš netgi ir santuokai pritarčiau, nes aš esu liberalus žmogus. Tačiau aš puikiai suprantu, kad tikrai visuomenės dauguma taip negalvoja. Ir mes negalime nurašyti didžiosios dalies visuomenės kaip nevakarietiškų, vien dėl to, kad jie turi kitokį klausimą vertybinės politikos atžvilgiu, ar ne? Ir Mažvydas Jastramskis labai gerai aprašė, kaip Rusija sukabina tam tikrus klausimus, pavyzdžiui, prieštaravimą partnerystėje ar santuokai su nemėgimu Europos Sąjungos, kad štai kaip ir pats minėjai, kad čia iš Briuselio ateina šitas. Čia Briuselis mums liepia tai daryti, ar ne? Ir tai yra, manau, be galo pavojingas šitas kultūrinių karų politizavimas. Ir Mažvydas Jastramskis tai vadina sharp power, tai yra aštrioji galia. Tai nėra nei minkštoji galia, nei kietoji galia, tai yra aštrioji, kuomet yra pjaunamas visuomenės audinys. Ir vietoj diskusijų mes turime neapykantą vieni kitiems. Tai yra be galo pavojingas reiškinys Rusijos informacinio karo. Ta neapykanta, jinai aišku, įvairiom formom pasireiškia, bet aš pastebėjau paskutiniu metu tokį reiškinį, kad tiesą sakant, tos diskusijos jos lieka vis mažiau. Lietuvoje visi ateina lyg su sprendimu. Koks bebūtų klausimas. Nuo labai nedidelio iki didesnio diskusijai vietos nėra kantrybės, pagarbos oponuojančiam, kaip tu būtent ir sakai, mes labai skubam visus nustumti į kairę, dešinę pusę ir aišku, tuo naudojasi tam tikros politinės jėgos, kurie tuos nustumtuosius bando kažkaip dar labiau gal sumanipuliuoti, parodyti, kad būk tai, tai čia viskas gerai, mes visi turim čia yra sveikas mąstymas ir būkim kartu ir eikim prieš tos, kurie čia kalba kitaip, bet aš su tavim pilnai sutinku, kad mums kaip visuomeniai tai yra, aišku, labai yra pavojinga, ta tolesnė tokia polarizacija. Mes matome, kad Europoje, netgi Jungtinėse Amerikos valstijose tai jau yra pasiekę ir aš sakyčiau, jau eina link to piko, kur realiai visuomenė tokia yra 50-50 ir vos ne kiekvienas klausimas yra pateikiamas būtent taip. Ir labai daug kur yra to Rusijos įstraukimo, netgi galų gale, ar tai būtų Brexitas, ar Trumpo išrinkimas, JAV prezidento rinkimai, kur Rusija sėkmingai išnaudodavo vieną ar kitą naratyvą, netgi kartais botai dirbdavo abiejose pusėse, kad dar labiau sumušti kaktom. Bet kodėl tau atrodo, kodėl vakarai tiki tais Rusijos naratyvais? Su kuo tai yra susiję? Aš kartais, kai skaitau knygas, literatūrą ir tu, pavyzdžiui, skaitai Kristiną Sabaliauskaitę ir kai jinai Petro imperatoriuje aprašo tas visas linksmybės, tokias keistas, daug alkoholio, ten tampimai už barzdų ir visa kita. Ir tada skaitai Levą Tolstojų, Aną Kareniną, kur, ten Rusijos elitas aprašytas taip, lyg tiesą sakant, netgi žingsnių toliau nei vakarų, kalbantis prancūziškai, su labai ten tokiom giliom tradicijom ir panašiai. Tu manai, ta literatūra turi poveikio tam, tai vakarų meilį, nes jie visuomet yra ta tokia keista, tiesą sakant, meilė. Ar tai yra tiesiog finansai šiuo atveju ir noras pelno, noras prekiauti su Rusija, pasidaryti pinigų, nes irgi atsiminkim, kelios dienos iki karo pradžios Putinas kalbėjosi su Italijos verslu, labai didelį tokį darė skambutį, pakankamai išskirtinį jam, kur realiai jo žinutė buvo, jūs nesijaudinkit, čia galbūt atrodys situacija bloga, bet jūs esat mūsų partneriai, mes esam pasiryžę toliau prekiauti, norime, kad jūs išlaikytumėte ryšius, santykius su Rusija, lyg ramindamas jos. Aš manau, kad visos išvardintos priežastys, kadangi tai yra kompleksinė problema, ne problema, gal situacija, tai visos priežastys tinka. Aš manau, kad dėl verslo visiškai spot on. Mes matėme, kas Vokietijoje buvo ir kokios yra skaudžios, sakykime, atsijungimo nuo Rusijos pagirios, turbūt reikėtų sakyti, ar ne.
viename išdarame Šiaurės šalių verslo elito forume, kuriame man teko dalyvauti, vienas Skandinavijos šalies labai svarbios kompanijos vadovas sakė, kad mes laukiame, kada karas baigsis, kad galėtume sugrįžti prie business as usual, mes to labai laukiam. Ir tai buvo pasakyta visai auditorijai, tai nebuvo netgi kontroversijos kažkokios žmogui, taip sakant, ar ne? Tada mes žinome apie tai, kad tos galimybės turėti verslo santykius Rusija didesnius pelnus visą laiką masina ypač didesnės, sakykime, vakarų kompanijos. To galbūt yra laukiama, tačiau vėlgi man atrodo, kad yra suvokimas apie tai, kad vis dėlto tai yra kruvini pinigai ir kaip ten bebūtų, tie pinigai bus panaudoti vėliau ar informacinėme, ar net kokiame kitame kare prieš tos pačius vakarus. Taipogi, kultūra. Dabar mes turime tą niuansą, kad Rusija save pristato kaip didžiosios kultūros šalį, be abejo, literatūros, muzikos klasikų turi kaip ir bet kuri kita šalis, kaip ir mes Lietuvoje, jūsų minėta Kristina Sabaliauskaitė, tas pats Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tačiau Rusija kuria ypatingai kultūriškai didžios valstybės vaizdinį ir juo siekia pavergti vakarų elitų protus. Tai yra faktas, dėl to vyksta rusų muzikos festivaliai, dėl to Dostojevskis, Čaikovskis yra knygų lentynose, juos skaityti yra kaip ir privalu, jeigu tu nori būti išsilavinęs vakarų gyventojas. Ir savaime literatūra, jinai neturi nieko blogo, bet jinai yra naudojama kaip minkštosios galios įrankis. Ir, taip jau yra. Ir atitinkamai į jos panaudojimo kontekstą reikėtų žiūrėti. Ir be abejo, kitas dalykas, kodėl tai yra istoriškai, Rusija kūrė mitą, kad jinai sugėrusi visas tautas, okupavusi jas, ukrainiečius, baltarusius, lietuvius, latvius, kažkada imperijos metais ir suomius, lenkus. Visi, kas buvo po Sovietų Sąjungos ar komunistinių jungų, tų šalių kultūros neegzistavo. Egzistavo tik tai rusiškoji kultūra su Dostojevskiu ir su kažkuo. Ir taip elgėsi imperijos. Jos kolonizuoja ir bando asimiliuoti. To jam niekada nepavyks. Ta parodė mes, ta parodė ukrainiečiai. Kiekvieną dieną mūšio lauke labai drąsūs Ukrainos vyrai ir moteris rodo ir civiliai. Ta turime rodyti ir mes. Šioje vietoje vėlgi Rusija nori, kad mes bijotume, nes tai yra vienintelis būdas jiems laimėti prieš vakarus. Ekonomika, jie negali varžyti su vakarais, tai yra, jeigu aš neklystu, 15 kartų mažesnė ekonomika negu Europos visos sąjungos. Karinė galia prieš vieningus vakarus ir netgi vieningą Europą, galima taip sakyti. Rusija negali varžytis, netgi prieš vieningą rytų flangą, aš drįsčiau netgi taip pasakyti, kariškių tam tikrus, kuriais man teko kalbėti vertinimu. O jau kalbant apie bendrą NATO, tai čia yra oficialūs ir Lietuvos kariuomenės, estų žvalgybos paties NATO vertinimai. Vienintelis būdas Rusijai laimėti yra įtikinti mus, kad mes negalime laimėti ir kad mes turime priimti jos primestą tvarką. Ir dėl to yra visi naratyvai, dėl to vyksta totalus puolimas prieš mus informacinėmis, kibernetinėmis sabotažo priemonėmis ir bandymas mus įtikinti, kad mes pralaimėtume be kovos. Ir vienas iš jų tokių naratyvų yra juk, kad Rusija yra nenugalima ir tikrai yra tokių tikinčių. Bet dabar aš norėčiau grįžti šiek tiek prie to tavo atlikto tyrimo ir gal pasižiūrėti į kai kuriuos klausimus, nes, pavyzdžiui, aš irgi galiu pasakyti, kad jeigu jau tai vadinama naratyvais, vienas, su kuriuo aš sutinku, ir čia matau 47% sutinka, kad Ukraina pavargo nuo karo ir nori jį baigti. Tai aš su šituo pilnai sutinku, nes Ukraina pirmiausia niekada nenorėjo pradėti to karo, jį jo nepradėjo, jį pradėjo Rusija ir Ukraina šioje vietoje ginasi ir aišku, kad yra pavargusi. Bet pabaigti kaip klausimas? Pabaigti Rusijos sąlygom ir kapituliuoti, priimti, atiduoti žemės, užleisti juos netgi į užnugarį, atidavus tiek daug drąsių vyrų ir moterų gyvybių. Tai aišku, kad tai yra absurdas, bet faktas, kas gali kalbėti apie nuovargį ir man čia kai kartais labai, aš turiu pasakyti, erzina, neturėtų manęs erzinti, bet erzina, kai aš girdžiu kolegą, ten belgą ar prancūzą sakantį, oi, kaip aš jau pavargau nuo to karo.
Ir aš tada žiūriu savo draugus ukrainiečius, netgi mūsų ES ta pati ambasadorė Ukrainoje, kai jie naktis praleidžia miegodami Rusiose, neturėdami šildymo dabartiniam kontekste prie -25, -20 Kijeve, aš net nekalbu apie Charkivą ar kitus miestus, kurie yra arčiau fronto. Tai jie gali sakyti, kad jie pavargo nuo karo, bet kai kažkas Paryžiuje gerdamas 2 espreso su kruasanu sako, aš pavargau nuo karo, tai aišku, kad turbūt aš čia sakyčiau, kad čia jau Rusijos propaganda sėkmingai pataiko, bet yra ir tokių pozityvių momentų. Pavyzdžiui, tik 19% sutinka su tą poziciją, kad Rusija turi būti, kad mūsų politika Rusijos atžvilgių turi būti nuosaikesnė. Gali sakyti, kad tai yra kas 5, truputį mažiau nei kas 5, bet iš to, ką tu pristatei, tai kaip ir yra pagrindinis Rusijos tikslas. Tai šio tikslo jie realiai nepasiekia. Ne. Labai svarbu suvokti, kad Rusija, Lietuvos visuomenė nėra ir greičiausiai nebus prorusiška. Ir mums tai reikia labai aiškiai signalizuoti Kremliui, kad vėlgi nebūtų apsiskaičiavimų mūsų atžvilgių. Kad kiekvienas medis, kaip sako estai, šaudys atgal, jeigu sugalvosite ateiti pas mus. Lietuvos visuomenė neigiamai vertina Putiną, neigiamai vertina Lukašenką, tai yra patys blogiausiai vertinami lyderiai visame pasaulyje. Čia jeigu galiu dėl Baltarusijos papildyti, nes dabar irgi tas kontekstas aptarinėjamas Lietuvoje, tai tik 20 pagal jūsų apklausą, tik 23% sutinka, kad Lietuva turėtų gerinti santykius su Baltarusija. Ir tai buvo tyrimas atliktas praėjusių metų rugsėjį, šiuo metu manau, kad mažiau būtų. Mūsų yra bruožas Lietuvoje. Čia iki balionų. Čia iki balionų. Mūsų bruožas Lietuvoje yra toks, kad kai prieš mus yra naudojama agresija, mes susivienijam ir mes galim kaltinti politikus, kad jie neadekvačiai atsako. O tarp kitko irgi siekia Kremlius, kad neva mūsų institucijos yra neįgalios spręsti. Ar politikai neįgalus. Bet nereikia Kremliaus, mes turime Seimo daugumoje sėdinti vieną pagrindinių atstovų, kuris į kairę į dešinę. Tai ir prokuratūra, ir teismai, ir kariuomenės vadas dabar, ir taip toliau. Taip, tai yra be galo žalinga, ir ypač vėlgi balionai ar dronai, man teko kalbėti su Izraelio buvusiu kariuomenės atstovų spaudai ir kariškiu. Jisai labai tiesiai pasakė, dronai yra psichologinės kovos priemonė. Tai karinių požiūrių tai yra 3 kg sprogmenų, jie nieko nepadarys, kas sukels milžinišką žalą, bet tai yra skirta įbauginti žmonėms. Na ir vėlgi, viso to tikslas yra sieti baimę. Tas nuolatinis baimės įėjimas, baimės frontas, aš jį vadinu taip, yra tai, kas mus turėtų priversti pasiduoti be kovos. Aš dabar žiūriu... Bet dar pridėsiu truputėlį. Lietuvos visuomenė yra, visi naratyvai susijęs su NATO, su mūsų valstybingumu, su tuo, kas yra Rusija, agresorius ar ne, yra Lietuvos visuomenė jos atmeta. Bet ką priima, tai tas vietas, kurios yra susijęs su mūsų socialiniais, ekonominiais klausimais, su karu Ukrainoje. Ir minėta buvo čia apie naratyvą, kad Ukrainos visuomenė yra pavargusi. Aš istoriją papasakosiu viename irgi renginyje čia Briuselyje. Vienas prancūzų žurnalistas, kuris dirba fronte, Donbase. Sakė, aš kai grįžtu į Prancūziją, aš iš šeimos, iš artimųjų, iš savo draugų girdžiu rusišką propagandą. Apie tai, kaip Azovas yra nacijai, kaip ukrainiečiai pavargo, rodo man dirbtiniu intelektu sukurtus video, kaip neva tai jaunuoliai ukrainiečiai yra siunčiami frontą, kurie nenori, ir aš cituoju, mirti už Zelenskį ir šitą režimą. Visa tai yra vėlgi gerai dokumentuoti Rusijos bandymai įtikinti vakarų visuomenės, kad Ukraina pavargo, nenori kariauti. Todėl susitarkime Rusijai primtinomis sąlygomis. Rusija bando sukurti nenugalimumo mitą, kad Rusijos neįmanoma įveikti, ko reikia irgi apie trečdalis Lietuvos visuomenės. Tam, kad Europa susitartų su Rusija, ar paskatintų Ukrainą susitarti su Rusija ir priimti jos sąlygas. Visa tai yra daroma tam, kad Rusija pasiektų pergalę mūšio lauke, be kovos įtikindama mus, kad mes negalim laimėti. Ar Ukraina negali laimėti? Ir aišku, kad mažėtų ta parama Ukrainai. Keli tada
atsakymai, kur tokie labiau man mitai, bet pavyzdžiui, 37% sutinka, kad dėl sinchronizacijos išaugo elektros kaina. Tai šitas labai lengvas, nes sinchronizacija neturėjo nieko bendro su elektros kaina. O ir bendrai jinai mažėjo praėjusiais metais. Buvo šuolis po sinchronizacijos dėl tam tikrų gamtinių aplinkybių, bet po to jinai tikrai išlieka volatili, vėjas, kabeliai ir taip toliau. Ta kaina tikrai išlieka volatili, bet atvirkščiai. Sinchronizacija suteikė Lietuvai stabilumo, išplėtė galimybės gauti elektros energiją iš daugiau šaltinių, sinchronizuojantis su vakarais, bet 37... galimybė iš Rusijos paspausti mygtuką Maskvoje ir išjungti Baltijos šalis bet kokio... Būtų. Tas nebūtų tai buvę paprastai, nes ten ir Kaliningradas, ir aišku, jie visuomet buvo pergyveno dėl Kaliningrado, bet čia nuo kada jiems yra svarbu jų gyventojai? Čia, aišku, labai teisingai tu pasakei, bet šiuo atveju vis tiek, kad 37% tiki, yra pakankamai daug. Ir tas parodo, tas Igničio klausimas nuolat atgyjantis, pakeliamas, kad iš ties elektros kaina, kuri šoktelėjo prasidėjus karui, nes dujų kaina turi labai didelę įtaką elektros kainai, labai smarkiai veikia namų ūkius. Ir čia du yra tokie susijęs su namų ūkiais klausimai. Tai vienas, aišku, kad nuolat situacija ekonominė blogėja. Čia irgi labai aukštas procentas, net 38% žmonių taip galvoja. Tas, aišku, irgi siunčia labai tokią aiškę žinę, kad akivaizdu, daug kas mato, kad tas gyvenimas, pragyvenimo lygis Lietuvoje ir ne tik statistika tą parodo auga. Bet tai nepaliečia visų ir čia, aišku, uždaviniai tiek dabartiniai, tiek ateities vyriausybei. Aš šitoje vietoje norėčiau, taip, tai yra be galo įdomus. Statistika yra negailestinga, Lietuvos ekonomika yra viena iš sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje ir ypač lyginant su kaimynėmis Latvija ir Estija. Taipogi, Eurobarometro duomenys rodė, kad 88% žmonių yra patenkinti gyvenimu Lietuvoje, ar ne? Dabar būtų įdomu paklausti, taip atsakyčiau, tų 4 iš 10, kad Lietuvoje nuolat prastėja ekonominė situacija, ar jie tai asmeniškai jaučia, ar jiem atrodo iš bendro vaizdo ir konteksto? Nes mes žinome, kad Kremliaus dezinformacija, kaip aš ir minėjau, vienas iš naratyvų yra failed state, tai yra žlugusi valstybė Lietuva, stengiasi parodyti, neva mes esame ekonomiškai žlugę. Ir jeigu tau amžinai tai rodo, tikėtina, kad žmonės gali taip galvoti, nors patys nesijaučia. Ir čia aš norėsiu patyrinėti plačiau ir turbūt šitą padarysiu, bet faktas yra tai, kad Lietuvoje ir pajamų nelygybė yra viena didžiausių Europos Sąjungoje ir apskritai tarp OECD šalių. Aš tai vis tiek manau, kad tai yra per asmeninę labai smarkiai jauseną, vis tiek manau, kad tai yra susijęs su infliacija, kuri buvo neišvengiamai tuos pastaruosius metus ir ypatingai jeigu ir dabar tik didės, tu dirbi valstybinėme sektoriuje, jeigu tu esi senjoras, tai šiuo atveju akivaizdu, kad tie atlyginimai, pensijos neaugo taip sparčiai, kaip augo privačiam sektoriui ir tie skaičiai dviženkliai, kurie buvo rodomi, aišku, kad to neatliepia. Tai aš manau, kad tai yra labai smarkiai susijęs su tą jauseną, bet kitas dalykas, kas gal labiau mane nustebino, tiesą sakant, tai yra, kad 32% sutinka, kad iš Lietuvos sparčiai emigruoja gyventojai. Tai aš atsimenu dar mūsų vyriausybę, Sauliaus Skvernelio vyriausybė 2016-2020 metų, tai 19 metais buvo pirmieji, tiesą sakant, metai ir man tai buvo labai svarbus taškas, toks lūžio, tiesą sakant, taškas, kur pagaliau į Lietuvą atvažiavo gyventi daugiau, grįžo daugiau nei migravo iš Lietuvos, o dabar apskritai paskutinius turbūt kokius 4 metus 2022-2023 turbūt 4 ir 5 panaši statistika yra, kad į Lietuvą daugiau grįžta, tiesą sakant, gyventojų, taip, ten nėra taip daug, bet į Lietuvą daugiau grįžta nei iš Lietuvos, tiesą sakant, išvažiuoja. Mūsų daug liūdnesnė statistika yra mirtis
ir gimstamumas. Čia mums yra turbūt tokia didžiausia rykštė ir čia nėra lengvų sprendimų, bet kad kas trečias galvoja, kad sparčiai emigruoja gyventojai, tai irgi čia turbūt ne asmeninė jausena, o tikėjimas labiau tai, kuo tu matai galbūt. Tai gali būti ir susijęs asmeninė jausena, nes pilnai formuluoti buvo sutinkate ar nesutinkate, kad iš Lietuvos sparčiai emigruoja gyventojai dėl nuolat prastėjančios ekonominės situacijos. Dabar tai vėlgi, emigracija buvo Lietuvos rykštė ilgą laiką, nuo aš sakyčiau tada, kada mes jungiamės į Europos Sąjungą ir atsivėrė sienos, iki pat būtent tų 2018-2019 metų, kuomet pradėjo grįžti Lietuvos gyventojai ir šiuo metu praėjusią savaitę tai yra sausio pabaigoje buvo paskelbta statistika, kad ir jau pernai dar daugiau sugrįžo, čia Užsienio reikalų ministerija paskelbė. Bet taip, subjektyvi jausena yra be galo svarbu ir jinai gali būti objektyvi tam žmogui. Taip. Mes turime, kaip ir minėjau, Lietuvoje aukštą pajamų nelygybę ir man vienas iš indikatorių to yra, sakykime, nekilnojamo turto kainos Vilniaus centre arba Vilniuje. Ir aš galiu palyginti, mes sėdime Briuselyje, ar ne? Įsigyti 100 kvadratų Vilniaus centre ir Briuselio panašaus atitinkamam rajone yra Vilniuje kokius žymiai brangiau, sakykime taip, gal netgi ir kartais. Tai reiškia, kad yra pakankamai žmonių, kurie galėtų tai sau leisti Lietuvoje ir mokėti po 1 milijoną už 100 kvadratų. Kas yra bet kokiam Europos šalies kontekste, yra milžiniški pinigai ir milžiniškas turtas. Pajamų nelygybė yra pakankamai didelė. Ir čia yra uždavinys Lietuvos centro politikams, ar tai centro kairės, ar centro dešinės, visiems nuosaikiems politikams valstybiškai žiūrintiems į valstybę, kaip mes protingai išspręsime šitą situaciją, neperskirstydami viską vienareikšmiškai, kas turbūt kiekvienas, jūs buvote vyriausybė, jūs suprantate, kiekvienas judesys mokesčių padidinimo, ką lemia bendrai ekonomikai. Ir čia yra didžiausias populizmas kalbos apie ten ar didžiulius nupjovimus ar nurežimus. Bet koks judesys į vieną ar į kitą pusę jau turi labai aišku efektą. Bet klausimas vis dėlto mum yra, kaip visuomeniai, kaip politikam, kurie atstovauja visuomenę nuosaikioms jėgoms, yra kaip mes šitą problemą matome kaip problemą ilgalaikę ir kaip mes ją išspręsime vis dėlto ilgainiui. Vėlgi, nesukurdami kažkokių tai barjerų bendram ekonomikos augimui, kur mums dar reikia patirdėti. Mes esame labai geroje vietoje, mes pralenkėme Pietų Europos šalis, tačiau mes esame regione, kur yra Skandinavija, kur yra Vokietija ir Europos ekonominis stebuklas Lenkija. Ir mes turėsime augti toliau. Ir tai subalansuoti, bet kartu, kad ir žmonės jaustų, kad tas pyragas auga ir jų naudai. Ir va taip čia... Tu labai gerai apie pyragą, atsiprašau, jeigu aš tave nutraukti. Ne. Apie pyragą tu labai teisingai. Aš tiesą sakant pasigestu tos diskusijos, gali būti iš įvairių partijų, nuo centro kairės iki centro dešinės, galų gale kas tik turi tinkamų įžvalgų, bet kaip mums tą pyragą auginti didesnį vietoj to, kad bandyti ten apmokestinti sritis, kurios dar yra neapmokestintos. Nes ne kiekvienas mokestis, jis gali būti taikomos Lietuvoje, kaip aš esu ne kartą pasisakęs. Pavyzdžiui, aš esu labai griežtai prieš taršos mokestį, automobilio taršos mokestį Lietuvoje, todėl kad viešojo transporto Lietuvoje nėra. Mes galim ten diskutuoti, yra, ten pravažiuoja autobusas, bet nėra realiai. Jeigu tu gyveni ne Vilniuje, Klaipėdoje ar Kaune, tu susiduri su labai rimtais iššūkiais nuvažiuoti į darbą. Ir vienintelis transportas, kuris yra patikimas, daug maž, kuris tave gali nuvežti kiekvieną rytą, vaikus galų gale į mokyklą ir panašiai, yra tavo asmeninis automobilis. Ir dažnu atveju žmonės gyvenantis, nežinau, Jonavos rajone, Prienų rajone, Anykščių rajone, keliaujantis vien į vieną pusę, 30-40 km į tą patį darbą, jie negali sau leisti geresnio automobilio ir dabar dar labiau juos spausti į kampą, tai būtų absoliučiai nesąžininga. Lygiai taip pat ta diskusija dėl nekilnojamo turto mokesčio, kuri buvo, ir kai tu pasižiūri, kokia ta suma į biudžetą įplaukų yra skaičiuojama, man kartais atrodo, kad mums reikėtų tą energiją nukreipti į
strategijos paiešką, kaip augintis tą pyragą, kaip būti daug agresyvesniems dėl investicijų tų pačių vietos verslų, nes mums tiesą sakant pasisekė pastaruosius metus. Aš manau, kad labai pasisekė su tais vienaragiais, tokių kaip Tesoneto, kaip Vintedo augimas, kuris įdarbino labai daug žmonių, įveiklino labai daug žmonių, kurie sumokėjo labai daug mokesčių. Ir kurie buvo vieni iš pagrindinių iniciatorių 4% gynybai ir taip prisidėjo prie... Būtent vieni iš tų. Aš manau, kad ir tas lietuviškas, ir pramonė, ir gamybos tie verslai, jie irgi augo ir dabar yra pasiekę tam tikrą lygmenį, bet man trūksta strategijos. Trūksta strategijos ne tik, sakykime taip, to, kaip auginti tą pyragą daugiau, bet trūksta tokių elementarių strategijų, kaip mes galėtume geriau išnaudoti, kur investuoti tas pačias lėšas, pavyzdžiui, dėl transporto. Aš nematau, pavyzdžiui, Lietuvoje transporto strategijos. Dabar vyriausybė kalba, kad jie asfaltuos visus kelius. Ar tai prisidės prie ekonomikos augimo? Aš labai smarkiai abejoju. Tai šiuo atveju man labai smarkiai trūksta tos tokios intelektualios diskusijos. Aš tikiuosi, kad bus galimybė gal ne tik prieš rinkimus, bet ir anksčiau tą pradėti diskusiją, nes jos labai reikia ir labai reikia jos įgyvendinimo. Ir tikslo. Ką mes norime pasiekti? Ko mes norime, kad šita šalis, mūsų puikia šalis, kur jinai turi atsidurti? Man labai patinka toj pačioj startuolių bendruomeniai, kuri mano galva per pastarosius 4 metus davė Lietuvai labai daug ir duos dar daugiau atsižvelgiant ir į jų sėkmę, ką jie kūrė čia Lietuvoje, koks tai yra lietuviškas kapitalas, ką jie duoda visuomeniai ir ką jie duoda bendrai verslo kultūrai. Bet viena iniciatyva gimusi tenai yra švietimas numeris 1, kurios pavadinime yra ir tikslas. Kaip ir 4% gynybai, tikslas buvo pavadinime iniciatyvos. Tai švietimas numeris 1 nori, kad Lietuvo švietimo sistema būtų numeris 1 Europoje pagal mokinių rezultatus. Ir tai yra labai aiškus ir pamatuojamas tikslas. Ir visą tai mes turime padaryti savo švietimo sistemoje, kad mes tą tikslą pasiektume, teigia jie. Ir aš jam pritariu. Dabar, kokio mes norime tikslo su mūsų ekonomika? Gal mes norime tikslo būti numeris 1 ekonomika pagal GDP per capita, ne tik tai pagal perkamąją galią, bet ir pagal absoliučius skaičius. Kaip Liuksemburgas. Kaip Liuksemburgas. Mūsų BVP dabar yra kaip Liuksemburgo BVP. Čia tiems, kurie žiūrės ir galvos, tai čia mažai šaliai yra neįmanoma. Tai taip, būtent. Ir ką mums reikia padaryti, kad mes tai pasiektume? Mes nesam skurdi šalis jokių būdų. Mūsų, kaip ir minėjau, BVP, absoliučiai skaičiais yra kaip Liuksemburgo, bet aišku, Liuksemburgė 10 kartų mažiau gyventojų. Bet kartu mūsų BVP yra maždaug pusė Ukrainos BVP. Ukrainoje yra apie 36 dabar milijonus, jeigu aš neklystu. Mes nesam skurdi šalis, mes turim pinigų, mes turim turėti ir ambicijų. Beje, pabaigai 2 dalykai, mano dar pastebėjimas, vienas iš apklausos. Ten buvo klausimas apie, ar pasitrauktumėte iš Lietuvos, ar svarstėte išvažiuoti iš Lietuvos dėl Rusijos keliamos grėsmės. Tai net tiek daug, 18% atsakė, kad svarsto. Ir beje, jeigu pasižiūrėti, kiek žmonių pasitraukė iš Ukrainos, koks procentas žmonių pasitraukė, tai būtent toks ir yra. Apie 17% žmonių pasitraukė iš Ukrainos, bet čia jau prasidėjus karui. Tai čia šioje vietoje yra koreliacija. Bet aš noriu pabaigti pozityviai. Pirma, tai man labai patinka, kad vos 17% sutinka, kad Lietuva yra artimesnė Rusijai nei vakarams. Tai reiškia absoliuti dauguma, virš 80% galvoja, kad mes esam artimesni vakarams. Ir akivaizdu, kad skirtumas labai smarkiai matomas. Išlenda dar tie tokie, kaip čia juos pavadinti, sovietmečio romantizatoriai, bet jų yra absoliuti mažuma. Bet pabaigti aš noriu klausimų, kas iš to, kuris yra ir mūsų podcast'o pavadinimas. Tai padarėt jūs tą apklausą. Yra tokių pavojų ir tie naratyvai yra slidus. Ir kaip pats sakėjai, kad paleidžiama šimtai ir kartais netgi atskirti yra sunku. Ir kuris išaus, kuris taps populiaresnis, yra labai sudėtinga. Bet vis dėlto mes norime stiprios, atsparios visuomenės, kuri nebūtų akla valstybės problemoms, kaip tik būtų kritiška valstybės iššūkiams, būtų įsitraukusi į valstybės, sakykime, tų iššūkių problemų sprendimą, bet kartu ir visuomenės, kuri tiki savo valstybę, tiki jos pasirinktų kelių, tai aš turiu omeny tuo vakarietiškų kelių, visuomenės, kuri yra atspari tai Rusijos propagandai ir gebanti atskirti, kad čia nepudrink man smegenų.
Tai kas iš to, ką reikia daryti ir kas toliau? Milijono eurų klausimas, ar ne, gal milijardo, aš sakyčiau, o tiksliau gal 2-3 milijardų, maždaug tiek Rusija kasmet skiria savo informaciniam karui, čia jas pareigūnų vertinimu. Labai geras klausimas, aš tik tai sugrįžčiau dar prie statistikos. Taip, 18% Lietuvos gyventojų svarstė išvykti per pastarosius 12 mėnesių iš Lietuvos, tačiau 44% jaunimo taip svarstė. Tai jauniausi mūsų žmonės yra labiausiai įsibaiminę dėl šio naratyvo. Tai čia yra toks šaukštas deguto. Ir taip pat dėl tų žmonių, kurie sakė, kad Lietuva istoriškai ir kultūriškai yra artimesnė Rusijai nei kitoms vakarų šalims. Vėlgi dažniausiai taip pat sakė jaunimas iki 24 metų, kurie net nematė gyvenimo prie okupacijos. Tai yra tokie šaukštai deguto ir vėlgi verta atkreipti dėmesį. Ir kas iš to? Mano galva, mums reikia suvokti, kad Rusijos informacinis karas ar apskritai karas prieš vakarus, jisai daro mums daug didesnę žalą negu tie postai Facebook'e ar, sakykime, apklausų šitie rezultatai. Tai lemia, kad dalis verslų nusprendžia neinvestuoti Lietuvoje dėl to, kad neva mes esame be galo pavojinga zona ir gyventojai mūsų bijo karo. Mūsų visuomenė gali nepriimti tam tikrų ilgalaikių sprendimų, kad ir sukurti šeimą ar jaunimo atžvilgių gyventi Lietuvoje dėl Rusijos kurstomos baimės. Tai lemia, kad mes susipriešiname vieni su kitais, mes nebeieškom dialogo tarp skirtingų politinių partijų, vadindami juos prorusiškais, antivakarietiškais vienais kitokiais. Dingsta diskusijos kultūra, paskatinama socialiniuose tinkluose milijonų ar 100 000 botų. Ir kaip su to kovoti? Na, pirmiausia, nėra labai daug čia receptų, kurie nėra nuskambėję. Raštingumas medijų ir gebėjimas atpažinti dezinformaciją. Vėlgi, mūsų tyrimas rodė, kad vos 6 iš 10 lietuvių sakė, kad jie yra susidūrę. Aš garantuoju, kad kiekvienas iš mūsų kasdieną esame susidūrę po daug kartų. Apie tai kalbama, kad mokykloje reikia daryti, pilnai pritariu, tačiau rezultatus tai duos po 15 ar 12 metų. Greičiausiai, ką galima padaryti, tai organizacijose, ar tai būtų valstybinės institucijos, ar tai būtų verslo organizacijos, atsparumo dezinformacijai mokymai kaip vidinės komunikacijos dalis. Aš dirbu su komunikacija ir žinau, kiek vidinės komunikacijos biudžetam yra skiriama, kurie tampa vėliau kelionėmis, baidarėmis, kalėdiniai baliai ir taip toliau, kas yra be galo svarbu, tikrai, moralę palaikyti. Tačiau galbūt galima būtų atsisakyti vienos kelionės baidare ir skirti tam tikrą sumą pinigų šauliams ar kitoms organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ar kitiems specialistams, kurie daro atsparumo dezinformacijai mokymus tam, kad mes būtume stipresni. Tai čia yra pats greičiausias dalykas. Tada aš manau, kad Lietuvoje turi būti, kaip yra nacionalinis susitarimas dėl gynybos, dėl kitų dalykų, turėtų būti į nacionalinį susitarimą dėl gynybos įtraukta, kad mes kaip visuomenė suprantame dezinformacijos keliamus pavojus ir neišnaudojame skirčių politinėje kovoje. Labai lengva pasakyti, galbūt praktiškai neįmanoma padaryti, tačiau bent pabandyti būtų verta. Ir trečias dalykas, kiekvienas asmeniškai be abejo, čia dar pridėsiu, kad skaityti tik tai vakarų šalių žiniasklaidą, Lietuvos žiniasklaidą, labai kritiškai vertinti, kas yra socialiniuose tinkluose, o ne vakarietiškus socialinius tinklus kaip TikTok ar Telegramą iš viso siūlau trinti iš savo telefono. Na ir trečias dalykas, ko aš norėčiau iš mūsų politikų, tai dažniau sakymo, kad mes esame saugus. Mes esame NATO ir ES nariai, mes ruošiamės kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną mes esame saugesni, negu mes buvome vakar. Mums tam be abejo reikia susitelkti visiems, dėl to mes mokame didesnius mokesčius, dėl to mums kainuoja brangiau dalykai parduotuvėse. Tai yra karas, kurio mes nepasirinkome prieš Rusiją, bet jį mes laimėsime. Ne šaudimo karą, bet valios karą. Pasakyti mūsų visuomeniai, kaip Rusija stengiasi mus skaldyti, kaip stengiasi nuteikti prieš mūsų sąjungininkus, kaip stengiasi nuteikti mus vieni prieš kitus ir kartu sutelkti mūsų visą tautą, nes
aš esu 100% įsitikinęs, mes visi žinome, kas iš tikrųjų yra agresorius. Ir tai yra mūsų visų lietuvių kraujyje. Ir mes jau 700 ar 800 metų tiek, kiek turim valstybingumą, tai yra mūsų pagrindinis priešas. Mes esame daugiausiai su Rusija kariavusi šalis, mes žinome, kas tai yra ir mes nepralaimėsime jiems. Sunku net ir kažką pridėti. Iš tikrųjų, tai aš tau esu labai dėkingas, pirmiausia, už tą atliktą darbą, skaitant ir gilinantis, man šiek tiek, tiesą sakant, priminė knygą Faktų galia, kur kartais atrodo, kad viskas yra prasčiau arba kitaip, o po to pamatai, kad ne, taip kaip tu galvoji, yra daug daugiau. Yra, aišku, vietų, kur galima taisyti, bet aš pilnai sutinku su tavim, kad svarbiausia mums yra patiems tikėti savimi, turėti labai aišku planą, atgrasimo planą. Kaip sakiau, kad mes turbūt minimaliai turime įtakos, koks bus priimtas sprendimas Kremliuje, bet kam mes turime įtaką, tai yra jų matematikai, nes vis tiek priimant vieną ar kitą sprendimą, jie skaičiuos, kaip lengva tą yra padaryti ir nepamirškim, kad Putinas irgi tiki savo propagandą. Tikėjimas, kad Kyjivas kris per 3 dienas, būtent atėjo ir iš to, kokia informacija jam buvo suformuota. Ir tas apsiskaičiavimas, kad ukrainiečiai čia tiesiog pasveikins Rusijos kariuomenę, Zelenskis pabėgs, visa tai buvo jų pačių propaganda, kurią pats Putinas ir patikėjo ir priėmė sprendimą pulti Ukrainą. Ir dabar mes turim tą besitęsiantį baisų karą. Didelis tau ačiū. Aš tikiuosi, kad jums taip pat buvo įdomu klausyti Vytauto taip kaip man. Mes būtinai paliksime nuorodą į atliktą studiją, jeigu norėtumėt susipažinti. O su jumis be jokios abejonės susitiksiu kituose kas iš to epizoduose, kuriuose, manau, dezinformacijos Rusijos tema dar ne kartą bus pakelta, išdiskutuota su įvairiais ekspertais. Ačiū.